Sveiki, mėly bičiuliai, esam prie Linelio ežero, 6 sektoriuje. Pradėjome žvejybą vakar, tačiau nieko nefilmavome, nes atvykom prie ežero praktiškai tamsoj, buvom čia 8:30, tai susimetėm meškeres ir statėm palapinę praktiškai tamsoje. Naktiniai permetinimai ir jaukinimas davė rezultatų, tai ryte sugavom karpį, o per naktį dar buvo ir keletas karšių kibimų, tai sektorius gyvas, veiksmo yra. Eisim netrukus nusipaveiksluoti su mūsų ryto laimikiu, na ir netrukus papasakosim, kokias naudojam čia taktikas, kuo jaukiname ir kaip bandysime šį kartą vilioti žuvį Linelio ežere. Pagavus laimikį svarbu pasirūpinti, kad jisai būtų saugus, tai dezinfekuojam žaizdeles padarytas kabliuko. Jo, žuvį irgi visada įmam šlapiom rankom. Opapa. Štai koks mūsų laimikutis. Nėra dičkis, bet labai gražus karpis. Štai vasara po truputėlį į pabaigą. Nebėra tos kaitros. Pats tas žvejybai. Tarp kitko, šita žuvis užkibo ant Strawberry plus šereminė boilio puselės plus plum viršūnėlė. Norėsi pasemti? Gerai. Jeigu vasara, kai būna tie karščiai visi, tai dažnu atveju naktim to žuvis maitinasi. Tai vasaros pabaigoje rudenį, va, prašau, yra ir diena tų kibimų. Labai smagu. O, karpančikas. Nėra didelis, tarp kitko. O, koksai. O, šaunuolis. Šaunuolis, gerai. Duok tatukėlį. Все, palaikyk biškį meškerę. Tai ką, antra žuvis krante. Štai, koks mūsų antras ryto laimikis. Gražuolis. Kažkada bus tikras monstras. Štai, koks gražus juodulys. Labai graži spalva žuvies. Gražuolis. Tarp kitko irgi susigundė Strawberry plus boiliuku su plum viršūnėlė. Antra žuvis jau ant šito žvyboj, ant šios kombinacijos. Pasirūpinsim jos sveikata. Štai turim čia antiseptiką. Papurkšim jai žaizdeles ir leidžiam paleisti. Kalbant apie žvejybos vietos pasirinkimą, tai šį kartą nutariau gaudyti trumpesniom distancijom, užmetu 60 metrų, tai tokį atstumą pasirinkau dėl to, kad vakar mečiau meškeres jau sutemus ir 60 metrų yra toks atstumas, į kurį pakankamai lengva pataikyti tiek nakties metu, tiek esant vėjukui. Žodžiu, tobulas darbinis atstumas, pernelyg neapsikraunant. Na, švinus naudoju 1,5 uncijos, štai tokius NGT švinelius. Netrukus turėsim tokių ir mes savo elektroniniai parduotuviai. Labai fainas švinas, jis yra plokščias, tačiau su gerom aerodinaminiam savybėm. Galbūt ant labai didelio dumblo jisai netiks, tačiau kur dumblo nėra labai daug, jisai tikrai tobulas. Gerai skrenda, nugula ant dugno, žodžiu, man labai patiko. Tai matuosiu dabar atstumą užsimetimui. Čia susidėjęs esu koliukus, 4 metrai tarp jų atstumas, tai aš darau 15 apsukimų ir gaunasi 60 metrų. Viskas ant 15 užsiklipsoju meškerytę, 60 metrų. Tai markiruotis man čia nebuvo galimybės, šitam sektoriui nežvejojau dar šiemet. Tai vienintelį dalyką, ką padariau prieš metant masalus, tai užsimečiau meškerę tik tai su švinu, leidau švinui nuskęst ant dugno, patraukiau, pasižiūrėjau, ar nėra žolių, ar nėra labai didelio dumblo. Nu ir viskas pakankamai neblogai pasirodė ir taškas duoda savo rezultatų. Tai
neseniai čia buvau persimetęs dabar iš ryto, tai mesiu tą patį masaliuką, ant kurio užkibo mūsų karpiokas, va, strawberry plus su plum viršūnėlė, masalas geras, kvepia, dumblas reiškias nėra ten kažkoks smirdantis. Būna kartais, kad žvejybo išsitrauki masalą, pauostai prasmirdęs dumblų, tai tokios žvejybos vietos geriau vengti, nelabai ten turės ir kibimų. Tai jeigu neprasmirsta masalas, viskas tvarkoj, neparsitrauki žolių, tai drąsiai galima žvejoti. Jeigu neįsminga švinas labai giliai, tokia žuklavietė tikrai duos rezultatų. Na, o pavadėlis nėra labai ilgas, tai tarp 15-20 cm. Taip standartinis pavadėlis Linelio ežere. Čia yra šiek tiek dumbliuko, yra žolinėlių visokių. Tai, kaip sakant, jau tokių trumpų pavadėlių kaip punioj, kur pakankamai kietas dugnas nenaudoju. Stengiuosi naudoti šiek tiek ilgesnius. Tai va, esu užsiklipsavęs meškerytę, dedu pavadėlį ir einam mesti meškerių. Tai kalbant apie jaukus, tai šiai žvejybai pasiruošiau 2 bazes, tai Strawberry Plus ir Glory Fish. Tai pasiėmiau boiliukų ir 18 ir 24, šeriu 2 taškus atskirom bazėm. Į 24 dedu dėl to, kad Linelio ežere yra daug karšių ir smulkių žuvų, kurios suėda pašarą. Ir aš tai būnu užtikrintas, kad mano šerimvietėj karpiai tikrai ras jauko. Tai va, skubu mest meškeries, gaudyti žuvų ir lauksim laimikių. Mano taškai yra vienas labai šalia kito, tai galima daryti įvairias taktikas. Aš šiuo metu darau taip, kad kiekvieną tašką atskirai jaukinu. Kartais būna, kad, tarkim, šeriu per vidurį gaudau iš taško šonų. Tai tokiu atveju darau tada, kai vyrauja, tarkim, stambios žuvis, kurios bijo šerimvietės ir kurios prie šerimvietės prieidinėja atsargiai labai ir pirmiausia randa masalą ir juos susigundo. Tai čia Linelėje pas mūsų žvejybai vyrauja nedideli karpiai, nedidelė žuvis, tai jaukinu tašką konkrečiai ir iš taško ant šerimvietės guldau masalą. Tai Gabrielius gaudo čia vat tiesiai, atstumas 40 metrų, tai vaikui padarėm tokį atstumą, kad jis galėtų pats savarankiškai užsimest, bandyti pasijaukinti ir, kaip sakant, kuo daugiau įgytų per šią vasarą praktikos. Tai kol kas tiek. Šiemet karpių žvejoju jau 20 metų, nuo 2004 esu pradėjęs šitą hobį. Na ir paskutinius 5 metus tai supratau, kad žvejys ant kranto turi žvejot ir ruošdamas pašarą kažkokių tais ypatingai sudėtingų receptūrų nenaudoju, stengiuosi, kad mano jaukas būtų kuo paprastesnis ir lengviau paruošiamas. Tai iš esmės mano pašarą dabar žuvims sudarys tiesiog granulių mišinys, boiliai ir tigriniai riešutai. Tai aš pasiruošęs esu Kontrast Pellet Mix. Tai kontrastą naudoju dėl to, kad beriu pusę pakelio padarysiu su Strawberry Plus. Tai Kontrast peletės naudoju dėl to, kad kontrastuojančios spalvos ant tamsaus dugno yra papildomas maistinis signalas ir esu pastebėjęs, kad ryškiaspalvis jaukas veikia tikrai geriau ir pritraukia žuvį daug greičiau į šerimvietę. Na, boiliukus savo taške naudoju Glory Fish, tai turiu 18 mm, nieko nepjaustau, nesmulkinu ir nemalu, noriu šį kartą žvejoti stambesnę frakciją. Na ir kaip sakiau prieš tai, kad nepultų labai karšiai, įdėsiu dar ir 24. Ir viską pagardinsiu iš anksto paruoštais tigriniais riešutais. Štai. Viskas, beliko sumaišyti ir jaukinti. Tai toks paprastas jaukas, ne 1 metai, atneša puikių rezultatų. Tai manau, kad žvejyboje viskas turi būti žvejui kuo paprasčiau. Jeigu sudėtingi reikalai, tai žvejyba tampa nebe malonumu, o darbu. Pas mus šiandien kranto 5 valanda vakaro.
tai permetinėjau meškerės, jaukinamės. Permetinėdamas antrą savo meškerytę pastebėjau, kad vis dėlto masalas pritraukia dumblo kvapo ir galvoju tą tašką panaikinti, nes ten nesulaukiu ir kibimų ir pasidaryti naują tašką link 4 sektoriaus. Kodėl pasirinkau tą tašką, nes užmetęs ten meškerę 60 metrų atstumu, pratraukiau su švinu, be pavadėlio, tai žolių nėra, dumblas negilus, plus mačiau tenais vieną karpių iššokimą ir dar kuprą buvo iškišęs, tai atrodo bus visai perspektyvi vieta. Antra vertus, ten žvejojantys žvejys 4 sektoriui, vakar turėjau stegęs lempelę, kūreno laužiuką, tai labai geras orientyras naktį užsimetinėjant meškerės. Tai prabėgdamas pro sandėlį vakar grįžtelėjau keletą iš anksto surištų pavadėlių, tai čia yra firmos Fox, skirtingais kabliukais, vieni lenkti vadinasi Curve Shank, kiti klasikinio lenkimo vaidgeipiniai truputėlį lenktais giliais, man gal labiau patiktų, jeigu jie būtų tiesus, bet išbandysiu juos abu. Mūsų klientų yra labai mėgstamas produktas, dažnai perka. O 4 dydis Linelio ežere pats tas, čia yra priekrantėse ir žolinėlių visokių, ir kartais tenka palaikyti stipriau karpį, jeigu ten lenda į kokias žolės ar švendrus, tai bus pats tas. Ilgis irgi tobulas Linelio žvejyboms. Tai pas mus klientai jos tiesiog graibsto, galvoju, kodėlgi nepabandžius ir man. Tai išbandysiu ir parodysiu, kaip veikia šitos surištos sistemos Linelio ežere. Tai ką, skubu ruošti naują žuklavietę, jaukinti, darytis masalus, permetinėjam. Netrukus turėtų prasidėti vakarinis žuvų aktyvumas. Tai ką, metam meškerytę ir lauksim mes laimikio. Op, į klipsiuką gražiai 60 metrų tas atstumas, ant kurio tikrai gali tvarkingai dirbti prie bet kokių oro sąlygų. Pas mus po truputėlį vakarėja, tai atsigavo ežeras, ne tik tai žuvis pradėjo šokinėti, bet ir žvejai jaukint karpius aktyviai, nemažai žvejojančių žvejų, tai visi stengiasi pagauti, tai visur skraido raketos, pasijaukinom ir mes, dar prieš pat sutemstant pajaukinti su stambesnės frakcijos jaukų. O per dieną kol kas kibimų neturėjom, bet tikiuosi, kad temstant arba sutemus aplankys mūsų karpienzai. Tai kol kas tiek žinių, kaip seksis mum, parodysim visai netrukus. Pas mus šiandien kranto tokia įdomi situacija. Tai buvo ką tik tai galingas kibimas ant Gabrieliaus meškerės, žuvis nuolat prašė valo. Buvau keletą kartų pristraukęs aš jį čia prie kranto, prie liepto. Mačiau net nuo žuvies šešėlį. Didelė žuvis, tikrai virš 10 kilų, nuolat prašė valo, pakelti viršų neišėjo. Ir žodžiu, betraukiant schodino. Tai ką, persimečiau meškerę, galvojau, eisiu pasišert dar ant taško porą raketų. Netolimas šitas taškas, mėnesiena, gerai viskas matos. Ir einant atsimatot valo, nes čia pas jį 40 metrų kitas atstumas, išvažiavo. Štai šitas mažylis. Štai jisai. Nedidukas karpiokas. Tai ką, dabar pasišersim, pasijaukinsim. Gaila, kad ta didžioji žuvis pabėgo. Žuvų aktyvumo šį kartą nėra labai didelio. Tai kaip sakau, kiekviena žuvis aukso vertės. Ką, iki ryto gal dar bus koks kibimukas.
Tai einu mestis meškerių, užsimesiu keletą jaukos raketėlių, lauksim kibimo. Prie ežero 7 val. Ryto. Naktis pas mus buvo tikrai nerami, naktį turėjau 3 kibimus, 2 žuvis iš 3 pavyko ištraukti, dėja dičkis vienas atsikabino, na bet ryte, va tik tai neseniai visai, taip pat turėjau kibimą, žuvis yra graibšte, netrukus ją nupaveiksluosim ir parodysim jum. Mes šią žvybą po truputėlį baiginėjom, tai dėsime daiktus ir važiuosim namo. Prie Elnelio grįšiu rugsėjo 2 pusėje, tai grįžta mūsų bičiulis Gigo Karp, tai su juo padarysim bendrą sesiją, tai tikrai bus ir video. Na, o kalbant apie pašarus, kuriuos naudojam šioj žvyboj, tai pasikartosiu, kad naudojau šėrimui Glory Fish, Strawberry Plus boilius, Kontrast Violetės bei paruoštus tigrinius riešutus. Tai kol kas tiek. Visiems žvejojantiem linkiu šlapių graibštų ir gražių laimikių. Pasimatysime prie vandens. Štai mūsų vienas iš naktinių laimikių. Ir gražuolis karpis. Kurį netrukus mes nupaveiksluosim. Štai koks mūsų ryto laimikis. Praktiškai plikščius. Spalvos labai gražios šitų karpių. Tamsus tokie. Pasaka. Naktį viena didelė žuvis ir atsikabino, bet vieną nemažą pavyko ir ištraukti. Tai pabandysim ją dabar pasverti. Maišas nėra nutarintas. Kol kas nuliai padaryti, po to pasversim maišą atskirai. Opa. Aha. Ir svarstyklės rodo beveik 17 kg. Tai atmetus maišo svorį 15 bus. Štai koksai gražuolis, 15 žvynius. Tai nuo jo reikia pasirūpinti, kaip visada. Opa. Gal, ročki, lik sveikas.